Glikemijos indeksas nėra teisiškai reglamentuotas dalykas, todėl kad tų skalių yra daug glikemijos indekso ir kad tas glikemijos indeksas, kodėl jisai toks artesnis žmogaus, jis ne produkto sudėtį matuoja, o kaip tas produktas elgiasi žmogaus kraujyje. Tai žemo glikemijos indekso produktai, jie labai mažai pakelia cukrų kraujyje. Jau matuojama, grinai bandymo būdu žmonės suvalgo ten to maisto ir 2 valandų bėgy matuojamas cukrus jų kraujyje ir yra produktai, kurie staigiai jį pakelia ir yra kurie lėtai. Tai moksliškai kalbant yra tie greitai skylantis paprastieji angliavandeniai, kuriuos vadiname cukrumis, ir yra tie kompleksiniai arba sudėtingi angliavandeniai. Tai ką mes žinom buity iš to, sako, valgykit juodą ruginę duoną, jinai iš lėto taip skyla. Tai jos glikemijos indeksas yra daug žemesnis negu batono, kurį suvalgiam ir cukrus iš karto pakyla. Ir čia jau prasideda tie įdomybės ir čia kas žmogui aktualu. Jeigu jam tikrai cukrus kraujyje būna aukštas arba šokinėjantis, tai jisai turėtų atsižvelgti ir į tą glikemijos indeksą. Jeigu žmogus tik profilaktiškai arba, vengdamas ateityje problemų, norėdamas pasigerinti savo žarnyno situaciją ar kažkiek svorio numesti, jeigu jisai tą cukrų žiūri taip jau laisviau ir nėra taip smarkiai apribotas ir neturi tokių problemų, tai jisai tą glikemijos indeksą gal ir neturėtų per daug gilintis, nes čia yra daug tokių niuansų. Nes tarkim, jeigu mes paimtume ryžių pakelį, tai cukraus ten bus 0. Bet toj pozicijoje maistinė vertė cukrų 0. Bet mes puikiai žinom, kad glikemijos indeksas baltų ryžių yra gana didelis. Tai ne baltų, rudų, raudonų ir juodų ir kitokių, jis yra fiziškai geras. Aš paėmiau tam pavyzdžiui iliustruoti makaronus. Taip yra spageti, klasikiniai spageti, jie gaminami iš kietųjų kviečių. Ir jeigu mes žiūrėsime cukraus kiekį, tai šituose, kurie yra pilno grūdo, cukraus yra šiek tiek daugiau negu tuose, kurie yra balto grūdo. O mes puikiai žinom, kad geriau valgyti pilno grūdo. Tai kurioje vietoje čia tai atsispindi, bet glikemijos indeksai atsispindi. Kad glikemijos elgesys suvalgius bus kitoks. Tai nuo balto grūdo labiau pakils cukrus. Nuo pilno grūdo mažiau pakils cukrus. Plius, aišku, iš čia gausim daugiau vitaminų ir skaidulų, kas yra palanku žarnynui. Taip, kad tų niuansų yra daugybė, dar priklauso, kaip mes tavos produktus ruošime. Tuos pačius makaronus, jeigu mes išvirsim al dente, tai yra kieti, kad liktų, glikemijos indeksas bus nedidelis. Bet jeigu mes juos pervirsim, tai jie bus tiesiogiai ir cukrų keliantis, ir dukinantis, ir visokie kitokie. Arba bulvės, jeigu kepsime keptuvėje giliai aliejuje, tai bus vienas nesveikiausių maisto patiekalų, bet jeigu mes jas kepsim su lupenom orkaitė ar netgi virsim paprastuoju būdu, jos bus visai normalus maistas. Tai kai kalbam apie tai, kad mes gyvenam be cukraus, tai labai reikia susivokti, kokiam lygmenį. Ir aišku, aš kalbu iš esmės tiem, kurie neserga, kuriem cukraus priežiūra neįeina į gydymo planą, kurie žiūri profilaktiškai ir ieško tos sveikesnės mitybos. Tai tas balansavimas yra tarp labai daugelio dalykų. Ar mes žiūrime, kad nebūtų pridėto cukraus, jeigu jis yra, aš nepakalbėjau apie saldumynus, tai pakalbėsiu kitam epizode, bet iš principo, kiek mes suvalgom cukraus grynąją formą, tai yra daug lengviau pastebėti. Jeigu jau mes jo nesuvalgom grynąją formą, tai pasigilinkim ir į tuos glikemijos indeksus ir apskritai pasiekim organizmą, nes tas glikemijos indeksas, kaip minėjau, jis nėra kažkoks tai faktas. Taip gali būti organizmo reakcijos labai, labai skirtingos. Ir pabaigai dar keli žodžiai apie fruktozę. Mokslininkų požiūriai į tą cukrų ir jo problemą labai skiriasi ir dėl to žmonėm yra baisi sumaištis. Vieną dieną sako, žiūrėdami į tas cukraus kiekius, kur to cukraus daug, kad tarkim
ryžiai yra gerai, kitą dieną jau žiūri glikemijos indeksą ir sako, negerai, va, pažiūrėkit, kaip cukrų pakelia. Bet jeigu tam žmogui nepakelia, jam nei šilta, nei šalta. Tai analogiškai yra su fruktozė. Diskusijoje apie cukraus vartojimo mažinimą akcentuoja, kad tada valgykit vaisius. O kiti sako, tik jokių būdų nevalgykit vaisių. Jau geriau ten valgykit paprastą cukrų mažiau, bet vaisių nevalgykit. Kur čia šuo pakastas, nes vaisiai tai yra fruktozė ir, pavyzdžiui, agavos sirupas yra fruktozė ir jinai yra kitaip virškinama. Jinai virškinama tiesiai kepenyse. Tai aišku, kad žmonėm, kurie turi kepenų silpnas kepenis ir čia susijęs su tulžim ir tuo virškinimu ne plonosiuose žarnose, bet toliau, tai jie gali tos fruktozės nesuvirškinti ir jie tada negali tų 2 kriaušių suvalgyti, gal jie ir vienos tos kriaušės nelabai gali suvalgyti. Ir spaustos sultys iš saldžių vaisių gal jiem nelabai tinkamos. Tai tos rekomendacijos tokios labai griežtos mes turėtume suprasti, kodėl. Taip mes tada žiūrim balansą, kuri vieta čia mus labiau jaudina. Nes apskritai išvengti visų tų rizikingų produktų yra neįmanoma, nes mes liksim tada apskritai nevalgyti.